Taigi labą vakarą visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum. Taip, kažkas jau kalba apie tai pokalbių lange, nes Trumpo žodžiai tikrai yra labai rimti. Tiesa, kad jis mus jau pripratino prie ilgų kalbų, tačiau tai, ką jis šiuo metu sako, yra labai neaišku ir labai pavojinga. Tiems, kurie to nesekė, visa civilizacija šiąnakt žus. Kad negrįžtų, kad niekada daugiau nebūtų sugrąžinta atgal. Aš nenoriu, kad tai įvyktų, bet tikriausiai taip ir bus. Bet kokiu atveju dabar, kai turime visiškai pasikeitusi režimą, galbūt kitokį, protingesnį, mažiau radikalų ir mažiau radikalios mintys nugalės. Galbūt gali įvykti kažkas revoliucingo ir nuostabaus. Kas žino? Sužinosime šią naktį. Vienas svarbiausių momentų ilgoje ir sudėtingoje pasaulio istorijoje. 47 metai reiketavimo, korupcijos, mirties pagaliau baigsis. Te laimina Dievas nuostabius Irano žmonės. Na, ką reiškia visa civilizacija? Ji išnyks šią naktį. Kažkas pradėjo kalbėti apie branduolinės taktikas. Mažai tikėtina, kad jie tam pritars. Tuo tarpu sveikinimai profesoriui Bognardi. Tikriausiai Trumpas, kuris yra linkęs vartoti gana aštrius terminus savo kalboje, nemanau, kad jam tai rūpi. Jis linko prie to taip pat todėl, kad pasekmės būtų pražūtingos beveik visiems. Net ir tiems, kurie nėra tiesioginis taikinys. Sąžiningai kalbant, šiomis dienomis ir valandomis jau matome, kaip amerikiečiai bombarduoja daugelį objektų Kargo saloje. Mes tai sakėme ne kartą, visi amerikiečių veiksmai leidžia manyti, kad jie bent jau imsis veiksmų salose, nes kitaip nebūtų jokios priežasties perkelti 82-osios oro desanto divizijos karius į laivą Tripolis ir panašiai. Ir pastarosiomis valandomis jie iš tikrųjų atakavo Kargo salą, bent jau jos karinius objektus. Tai leidžia numanyti, tiesa, ankstesnėmis dienomis jau vyko žvalgybinė veikla ir žvalgymas, dabar niekas tiksliai nežino, užimtų Kargo salą, bet čia sveiko proto matėme nedaug. Taigi, sakykime, nuo Putino laikų aš nustojau daryti racionalias analizes, nes laikiau savaime suprantama, kad visi žaidėjai yra racionalūs. Jie tokie nėra, Putinas anksčiau toks nebuvo, Trumpas dabar taip pat nėra. Taigi, jei tiesiog susitelkėme į tai, kas vyksta, į turimus šaltinius, net jei tai veda prie išvados, kad tai yra neracionalus veiksmas, vis tiek turi tuo vadovautis. Nėra jokios priežasties perkelti šias pajėgas vykdyti žvalgybą saloje, nebent iš tikrųjų ketini ją užimti. Kitu atveju visa ši veikla lieka nepaaiškinama. Per pastarasis 24 valandas Kargo saloje buvo smogta. Pažiūrėkime ir tai, kas buvo smogta, nes tai mums suteikia užuominų. Ji jau buvo apšaudyta prieš maždaug mėnesį, bet nestipriai. Jei neklystų, tik priešlėktuvinės baterijos buvo apšaudytos. Tai yra itin detalus žemėlapis, kas buvo žinoma apie salą, priešlėktuvinės baterijos, raketinės sistemos, sandėliai, radarai, ryšio antenos ir panašiai. Kas įdomu, kad buvo pataikyta į sutvirtintus sandėlius. Kas yra sutvirtinti sandėliai? Tai iš esmės yra sandėliai, tie gelžbetoniniai, kuriuose paprastai laikomi šaudmenys. Tuos, kuriuos dažnai ukrainiečiai atakavo Lipetske, Rusijoje. Kai tu smogi sandėliams, tu apriboji
pėstininkų karių esančių saloje galimybės iš esmės apsirūpinti. Iš esmės. Savo ginklais. Nėra prasmės smogti šitiems dalykams, nebent tu nori įsiveržti. Buvo prasmės smogti kai kurioms priešlėktuvinėms sistemoms karo pradžioje, nes jos vis tiek buvo Persijos įlankos viduryje, kaip matote. Bet smogti kiekvienai atskirai ryšių sistemai, sandėliams ir panašiai, Tai labai leidžia manyti, kad jie ketina ją okupuoti. okupuoti ją, kaip jau buvo kalbėta ir su pulkininku Stirpe, nebus lengva, ta prasme, kad vis tiek tai bus artima kova. Kadangi jei kovosime prie pakrovimo dokų, kaip matote, visur pilna kuro sandėlių. Todėl negalima naudoti bombų, negalima naudoti artilerijos palaikymo ir panašiai. Aš sakiau, kadangi Trumpas tikriausiai perskaitė per instruktažą, kad 90% Irano naftos eina pro čia, jis tikriausiai ignoravo viską, ką jam sakė. Vėliau jis suprato tik apie 90% naftos, todėl norėtų griebti iraniečius už gerklės. Bent jau toks būtų ketinimas. Tai taip pat galima derinti. Dalis oro desanto, dalis išsilaipinimo pajėgų, bet tikrai su mažesniais laivais, tikriausiai naktį, su labai greitais ir mažais laivais. Nepamatytum, kaip Tripolis ten atplaukė, nes jį būtų galima pamatyti iš kilometro. Ir labai tikėtina, kad kiti galimi taikiniai yra Mažojo Nykščio ir Didžiojo Nykščio salos. Šiek tiek sunkiau užimti salas, nors jos ir logiškesnės, Ormuzo salas, nes jos yra daug didesnės. Yra daug daugiau ką užimti. Vis tiek netrukus pereisime ir prie kapitonų, nes aš įdėjau, pagalvokime, nes suprantu, kad mes stengiamės suteikti jums visą įmanomą informaciją tiesioginėse transliacijose. Todėl sunku net trumpam su jumis pasikalbėti. Išskyrus kai kurios klausimus, stengiuosi pasirinkti tuos, kurie pokalbyje yra naudingiausi. Taigi mes niekada neturime ramios akimirkos pagalvoti apie tai, kas vyksta. Kyla klausimas, iš kur pajudėtų JAV kariuomenė? Na, paskutinis 82-osios ir Jūlų pėstininkų sutelkimas, kurį pastebėjome, buvo Diego Garcijos bazėje, bet per kelias valandas, per vieną naktį jie gali būti perkelti. Turėkite omenyje, kad 82 ir jos batalionai yra sukurti taip, kad galėtų būti perkelti į bet kurį pasaulio tašką per 16 valandų. Taigi teoriškai, jei lėktuvai pakiltų iš Diego Garcijos, labai tikėtina, kad jie galėtų būti toje zonoje per 34 valandas. Taigi jie gali bet kuriuo metu nuspręsti veikti šią linkmę. Pažiūrėkime plačiau į tai, kas įvyko per šį laikotarpį. Vėliau taip pat pažiūrėsime, kaip buvo išgelbėti amerikiečių pilotai, nes tai vis tiek įdomi istorija susijusi su F-15 numušimu. Tarkime taip, Iranas. Iš pradžių buvo suklydęs dėl savo strategijos, ta prasme, kad atsakė, parodydamas didžiąją dalį savo raketinio ir priešlėktuvinio potencialo. Ir iš tiesų, jei prisimenate, pirmąją dieną Iranas atsakė 350 raketų, paskui 185, paskui mažiau nei 100. Taigi per 3 dienas jie praktiškai prarado apie 80% savo ugnies galios potencialo. Taip yra todėl, kad amerikiečiai ir izraeliečiai mėnesius rinko informaciją, todėl puikiai žinojo, kur juos smogti. Tai yra pirmasis karo etapas. Iki kovo 7 ar 8 dienos, tai yra pirmasis karo etapas. Po to, kaip matome, iraniečiai išlaikė tam tikrą pastovumo lygį, apie 30 raketų per dieną ir maždaug vidutiniškai nuo 50 iki 100 dronų per dieną. Atkreipkite dėmesį, kad pastaruoju metu jie vėl pradeda kilti. Taigi, jei norime suprasti, kas vyksta, turime suprasti,
kad vyksta du visiškai skirtingi karai. Taigi Iranas po kovo 7 dienos atliko strateginį paradigmos pokytį, iš esmės pakeitimą, kuris mano nuomonė buvo netgi protingas, turint omenyje jų turimus ribotus pajėgumus ir išteklius. Ką tai reiškia? Be gerai žinomos mozaikinės gynybos, kuri dėl savo pobūdžio yra, sakykime, sunkiai panaikinama, ypač jei kas nors bando tai padaryti tik naudojant oro pajėgas, dėl akivaizdžių apribojimų – atstumai, nuovargis, kovinės apkrovos ribos, galimybė išbūti ore. Neskaitant to, kad šios puolamosios pajėgos vis tiek yra ribotos, be Izraelio, kuris panaudojo daug lėktuvų palyginti su tuo, ką turėjo, amerikiečiai yra gerokai labiau apriboti. Jie remiasi lėktuvnešiais, kai kuriomis bazėmis ir kai kuriais lėktuvais, kurie kyla iš Europos bazių, vėliau daro tarpinius sustojimus ir panašiai. Tai be kita ko dar labiau apsunkina logistiką ir padidina logistinius sunkumus. Nekalbant jau apie personalo klausimą, žmonių ir technikos nuovargį ir žinoma amunicijos prieinamumą vietoje. Juk lėktuvnešiai neturi begalinių amunicijos atsargų. Taigi Irano gynybos pobūdis, be to, kad diversifikuoja riziką, nes jie turi šią sluoksniuotą mozaikinę gynybą, yra visų pirma decentralizuotas. Tai yra, net jei prarandama vadovavimo grandinė, vis tiek ypač priešlėktuvinė sistema turi tam tikrą nepriklausomumo lygį. Jie tiesiog kartais įjungia radarą, pasižiūri, kas yra jų zonoje ir reaguoja. Taigi jie gali tai daryti tarsi mirksinčiomis šviesomis, zonose, kurias amerikiečiai ir izraeliečiai galbūt laiko saugiomis. Nes radaro veiklos nėra visą savaitę, o tada staiga, kadangi paleidimo įrenginiai dažnai yra mobilūs, jie gali pakeisti savo vietą. Vieta, kuri buvo tuščia ir neveikli visą savaitę, staiga tampa aktyvi. Todėl jie sugeba išlikti savarankiški, net jei nėra ryšio grandinės. Be to yra pagrindinis klausimas. Paruoštų pozicijų, slėptuvių, bazių, bunkerių kiekis yra tiesiog per didelis Amerikos ir Izraelio žvalgybos galimybėms. Ką tai reiškia? Atsižvelgiant į šių priešlėktuvinių sistemų pobūdį, jos greitai juda iš vienos pozicijos į kitą. Ir šalies reljefo pobūdis, orografinės ypatybės, šalis yra milžiniška ir pilna kalnų. Sakykime, visa tai puikiai tinka mozaikiniai gynybos rūšiai. Taigi, net jei tam tikrų momentų vyksta kokia nors veikla, ji būna labai trumpa. Todėl nėra garantijos, kad amerikiečiai ir izraeliečiai visada turės lėktuvų toje zonoje, galinčių smogti ir reaguoti. Tai yra didelė problema susijusi su nuolatinio buvimo klausimu. Taigi ir šie veiksniai yra itin svarbus. Iš esmės, kadangi jie naudoja šaudyk ir traukis taktiką, tai yra šauna ir pasitraukia, jie nesuteikia naudingų galimybių smūgiui, nes viskas įvyksta per 5-10 minučių. Taigi oro pajėgų nepakanka. Ypač tai vienintelis būdas, kurį turi pulti. Pataikyti į vieną priešlėktuvinę sistemą, kuri iššauna ir tada vėl pasislepia kalno viduje. Tai jiems neleidžia. Taip kažkas sako, turėtum daryti SAT-DET, žinoma naudoti priešradarinės raketas, kurios seka radaro signalą ir panašiai. Bet veikla trunka labai trumpai. Jei, pavyzdžiui, tai, kas pataikė F-15, nebuvo Bavar, o buvo Tor, kuris yra tarp dviejų kalnų. Ir galbūt F-15 ten skrido, ką turi Tor, maždaug 20 km. Jis nutaiko, iššauna, viskas baigėsi per minutę ir neturi laiko nieko padaryti. SAT, DET – tai yra raketos, kurios ieško priešo radaro veiklos,
todėl seka radaro signalą ir smogia priešlėktuviniai sistemai. Taip, šorat sugrįžimas, šaunuolis. Trumpojo nuotolio oro gynyba iš esmės. Trumpojo nuotolio gynybos sistemos. Šaudo. Nutaiko į taikinį, šaudo, jį užfiksuoja, minutė, 2 minutės ir viskas baigta. Uždaro furgonėlį ir vėl slepiasi. Jie turi tokių dalykų neįtikėtinai daug, todėl gali ir toliau daryti tokius dalykus. Taigi, koks yra strategijos esmė? Kad nepaisant to, jog per pirmą savaitę jie prarado 80% savo paleidimo galimybių, tai leido Amerikos ir Izraelio oro pajėgoms susikurti koridorius. Iš tikrųjų, tai niekada visiškai jų nesustabdė ir tai liudija tiek oro pajėgų nuostoliai, kurie tęsiasi, nors ir yra maži, palyginti su karu, kuriame yra 2 lygiaverčiai priešininkai, ir taip pat nuolatiniai bepiločių orlaivių ir raketų paleidimai. Štai visi šie apribojimai, kuriuos turi tokio pobūdžio kampanija, kurią vykdo izraeliečiai ir amerikiečiai, leido Iranui išlaikyti tam tikrą atsako galimybių ribą. Gerai? Ribota, bet nuolatinė. Bet ar to pakanka tikslui pasiekti? Kokia prasme to pakanka tikslui pasiekti? Tikslas nėra taktiškai priešintis priešininko veiksmams. Tai yra bandyti priešintis Amerikos ir Izraelio oro viršenybei, nes jei jie panaudotų savo pajėgumus tam padaryti, jie būtų sunaikinti. Todėl jie tai daro tik tam tikrais momentais, kad, sakykime, visą teritoriją laikytų nežinioje. Taip pat todėl, kad jie tikrai įvertino galimybę prarasti gamybinius pajėgumus. Gamyklos ir panašiai jau buvo aišku, kad jos bus prarastos. Taigi jie žinojo, kad turės apdairiai valdyti savo turimus išteklius. Tiek tas, kurios liko, tiek tas, kurios, sakykime, laikinai neprieinamos, nes, pavyzdžiui, tunelį užvertė raketa. Kam? Kad įgyvendintų savo strategiją. O kokia yra Irano strategija? Šį mėnesį ji pasireiškė įvairiais eskalacijos etapais, kurie žinoma turi 2 pagrindinius bendrus bruožus. Vienas yra laikas, o kitas Irano atsparumas. Ši simetrinė strategija iš esmės pirmiausia siekia regionalizuoti karą. Ir čia, sakyčiau, jiems tai pavyko. Vis dėlto tiesa, kad pati vietos prigimtis puikiai tinka regionalizacijai. strateginis naftos, energetikos gamybos Persijos įlankos šalyse pobūdis ir su to susijęs daugelio šalių tarpusavio priklausomumas Ir šios monarchijos palieka nedaug taikinių. galiausiai jei smogi dujų skystinimo ir naftos objektams, tu praktiškai atimi iš jų 80% pajėgumų. O kitas yra orografinis veiksnys. Jei nori paversti šią krizę regioninę, na koksgi geresnis pasirinkimas nei Ormuzo sąsiauris. Matau, kad tai lengva kontroliuoti ir slopinti. Koks tikslas? Pradinis tikslas buvo regionalizuoti, kad sustiprėtų poveikis ir būtų pereita prie kitos eskalacijos – pasaulinės krizės. Kad faktiškai perkeltų kaštus. Politinius ir ekonominius kaštus bei jų pasekmes amerikiečiams. Ir atvirai kalbant, jiems tai pavyko. Nes galutinis tikslas, iki šiol jiems pavyko pasiekti pirmuosius 3 tikslus, tai yra išgyventi su mozaikinė gynyba, toliau daryti spaudimą, regionalizuoti krizę, globalizuoti krizę, priversti amerikiečius sumokėti už visą tai ekonominiu ir politiniu lygmeniu. Bet ir 4. punktas, kuris yra galutinis, tai yra siekti amerikiečių karinės veiklos
politinio ir ekonominio nepakeliamumo. Kuris turi visas tas ribas, apie kurias kalbėjome. Operatyvinės, logistinės, atsparumo ribas. Kalbėdami tokiu būdu, Iranai taip pat palieka vis mažiau taikinių. Ta prasme, kad daugiausia, ką amerikiečiai šiuo metu gali padaryti, yra padidinti taikinių, kuriuos jie smogia, įvairovę. Bet juk ne taip, kad jie išnaikini dar vieną gamyklą ar energetikos stotį. Kažkas pasikeistų bendrame vaizde. Tai, ką Iranai išsaugojo savo strategijai įgyvendinti, yra ten. Ne taip, kad jie susprogdins į tiltą, dings raketos, dings dronai ar priešlėktuvinės sistemos. Taigi įdomu matyti, kad vyksta du visiškai skirtingi karai. Vienas taktinis. Ir tai akivaizdu, kad Amerikos ir Izraelio taktinis pranašumas privertė patirti milžiniškų nuostolių. Paleidimo įrenginių, laivų, bazių, povandeninių laivų sunaikinimas. Paviršinių laivų flotilė nebeegzistuoja. Problema tas, kad mes pernelyg susikoncentravome į vieno sunaikinto laivo kroniką, Tokius dalykus ir šiek tiek praradome platesnį vaizdą. Galiausiai, koks yra pagrindinis šio karo veiksnys? Tad strateginis veiksnys nėra tas taktinis, kaip kabutėse kovojama vietoje. Taigi, atvirai sakant, aš nematau būdo, kaip amerikiečiai ir izraeliečiai, izraeliečius atskyriau, nes izraeliečiai yra atskiras klausimas, apie kurį galima pakalbėti. Amerikiečiai negali laimėti šio karo ne todėl, kad kariškai negalėtų sutriuškinti Irano, bet todėl, kad iš esmės, kai neturi galimybės sustabdyti savo priešininko gamybinio, logistikos ir kitų procesų tęstinumo, vien oro pajėgomis negali pasiekti strateginių pergalių. Tai labai sunku, pateiksiu Jums pavyzdį apie praktiškai oro ir jūrų pajėgų pergalę, kurią Japonijos imperija pasiekė Pearl Harbore ir kuri turėjo taktinę reikšmę. Jie sunaikino šiek tiek lėktuvų, šiek tiek laivų, bet negalėjo nieko padaryti, kad sutrukdytų priešininkui toliau statyti laivus. Taigi galų gale tai buvo tiesiog vietinė pergalė. Tai buvo ta pati problema, kurią turėjo austrų dažytojas. Jis neturėjo galimybės bombarduoti. Jie niekada nesukūrė, jie niekada neturėjo strateginės aviacijos. Vokiečiai. Todėl jiems niekada nepavyko pasiekti Amerikos. Buvo keletas projektų, projektas Bombonešis Amerika, bet jie negalėjo bombarduoti rusų, kai šie perkelė bazės prie Uralo ar už Uralo. Štai, kai tau trūksta tokios galimybės, jei priešininkas nepasiduoda arba nesugriūva viduje dėl politinių priežasčių, niekur nenueisi. Gali tik plėsti naikinamų taikinių spektrą, bet kaip sakiau, ne vienas tiltas ar tunelis lemia skirtumą. Visų pirma, ačiū, dabar trumpam sustosiu ir priimsime visus klausimus. Sugrąžinti į akmens amžių galėtų reikšti ilgalaikį Irano ir monarchijų naftos pašalinimą iš rinkos. Tai būtų susijęs su pasaulinės naftos kontrolės poreikiu. Žinoma, jei jie užims Kargo salą ir sunaikins elektrinės, tiltus, geležinkelius. Beje, Izraelis išsiuntė žinutę Irano gyventojams nevažiuoti traukiniais, nes jie sunaikins ir juos. Na taip, techniškai, jei sunaikini visą infrastruktūrą ir atimi iš jų galimybę ją atstatyti, tai yra naftos pardavimą. Kalbant apie Iranus, techniškai tu juos sugrąžini atgal. Ne visai į akmens amžių, bet į bronzos amžių tikrai. Stefan Didona, ar yra žinoma, kad Iranas įkūrė dronų gamyklas Tadžikistane? Ne, tai buvo rusai, bet ne Tadžikistane, o Tatarstane. Gali būti, kad ir Iranai sugeba rasti statytinių, bet gamyklų per 2 mėnesius nepastatysi. Ir prieš šį chaosą apie Irano statytinius kitur negirdėjome. Nes kai kurios šalis nenori būti įtrauktos, jei kiltų problemų. Jie pagamino nemažai dronų.
Todėl man atrodo sunku, kad kas nors norėtų būti įtrauktas į tai. Iki šiol niekada nebuvo girdėta, kad jie būtų sukūrę išorinės bazės dronams. Tai visiškai neįtikėtina, tikimybė lygi nuliui. Jei bent jis būtų visiškai išprotėjęs, juolab, kad nebėra didelių taikinių. Tai, kas liko, jie gali ramiai sunaikinti valdomomis bombomis. Nereikia, taigi čia yra perdėjimas. Tai Trumpo žodžiai, suprantu, kad jie kelia nerimą, bet ne, tokio dalyko nebus naudojama. Todėl būkite ramus, žinau, kad spauda tuoj pat puls ant to, nes iš tikrųjų Trumpo žodžiai yra labai neraminantis ir lengvai klaidingai suprantami. Ne tik jo, bet ir Venso žodžiai, nes ir Vensas liko gana neaiškus ir norėjo pakartoti tai, ką pasakė Trumpas. O būtent. Visa šalis gali būti paliesta per vieną naktį ir ta naktis gali būti rytoj. Kodėl padariau šią transliaciją? Nes šiąnakt būtų ta naktis. Ir aš pajutau, nepaisant to, kad mes teikėme informaciją ir panašiai, vis tiek pasakyti jums, kad jei tikrai įvyksta tokio tipo ataka, taigi ateina momentas, kai nebėra kelio atgal. Nes yra rizika pasiekti tašką, iš kurio nebegrįžtama. Ir mes esame labai arti to. Kokia prasme? Taškas, iš kurio nebegrįžtama. Iki šiol tai, kas buvo nutikę, buvo, aš smogiu tavo kai kurioms bazėms, keliems radarams, kelioms stat sistemoms, tu smogi mano paleidimo įrenginiams. Tai daugiau ar mažiau liko karinėme lygmenyje. Amerikiečių bazės Kuveite, kitos vietos buvo puolamos. O izraeliečiai ir amerikiečiai smogė bazėms, lėktuvams, laivams ir panašiai. Iraniečiai. Tačiau jei pradedama smogti vieni kitiems, ypač tarp Irano ir Persijos įlankos monarchijų, o būtent Persijos įlankos monarchijos gali nukentėti, Irano atsakomieji veiksmai, na tada pasiekiamas taškas, iš kurio nebegrįžtama. Ką reiškia taškas, iš kurio nebegrįžtama? Kaip jums parodėme ankstesnėje tiesioginėje transliacijoje. Šios šalis daugeliu atveju priklauso nuo didelių įrenginių, kurie pagamina nuo 20 iki 30% energijos, naftos ir panašiai. Taigi užtenka smogti 2 įrenginiams ir tu atimi 60% vandens, 60% energijos, 60% naftos gamybos pajėgumų, o tada reikia viską atstatyti. Vakar iraniečiai smogė. Labai svarbų Saudo Arabijos gamybos objektą, tai patvirtina ir NASA firms duomenys. Kaip matote, ten, kur matote raudoną spalvą ir kur iš esmės yra šilumos aptikimai, tai rodo, kad jie smogė labai svarbiam objektui. Kodėl svarbiam objektui? Nes ši gamykla pagamina maždaug 30% Saudo Arabijos naftos. Ji vadinasi Džubailis. Iš tikrųjų tai yra pramoninis konglomeratas, kuriame gaminamos trąšos, naftos produktai, tokie kaip plastikai, bitumas, bet svarbiausia nafta. Pagal kai kuriuos vertinimus tai sudaro nuo 6 iki 8% visos pasaulinės naftos gamybos. Ir nuo 25 iki 30% naftos, kurią pagamina Saudo Arabija. Gerai? Jei ši gamykla nustoja veikti, krizė tampa sisteminė, nes net jei po mėnesio karas baigsis, ši gamykla nepradės gaminti kaip anksčiau. Jei pradės naikinti šias gamyklas vieną po kitos, norint atstatyti tokios pajėgumų gamyklą, prireiks 45 metų. O ką pasaulis darys tuos 45 metus, jei Persijos įlankos monarchijos praras savo pajėgumus ir taip pat Iranai? Krizė tampa sisteminė, kaip sakė Džordžas Alfaras. Milžiniškas 1000 kvadratinių kilometrų pramoninis centras, gerai,
Todėl sakau, mes artėjame prie taško, iš kurio negrįžtama. Jei amerikiečiai elgsis taip, kaip ketina, tai yra naikins oro uostus, tiltus, elektrinės ir to. Iraniečiai, kurie neturi labai didelio nuotolio raketų pajėgumų, atkeršys visoms Persijos įlankos monarchijoms, kurios yra labai priklausomos nuo kelių didelių sistemų. Ir tai yra strategija, tegu Samsonas žūva kartu su visais Filistinais. Jie sunaikins vieni kitus. Amerikiečiai ir izraeliečiai sunaikins Irano pramoninius pajėgumus, o Iranai padarys tą patį iš kitos pusės. Ir tai sukels krizę, kuri truks metus, turint omenyje, kad taikinių yra nedaug, jie labai dideli ir labai vertingi. Ir aš bijau, kad Trumpas iš tikrųjų, kai baigsis šis ultimatumas, elgsis būtent taip. Jie jau buvo pradėję rodyti kai kurios dalykus prieš porą dienų, numuždami vieną iš svarbiausių taškų. Tai, ką sakė pirmasis iranietis, kad tai yra sprogimas ir tai yra dabar, mes esame labai arti. Sakau tai todėl, kad įsivaizduoju, jei kas nors turi įmonę ir turi pervežti 50 sunkvežimių. Benzino kaina, kurią man šiandien jau pasakė autostradoje, buvo 2,51 už dyzeliną. Toks dalykas gali pasiekti tikrai absurdišką lygį – 34 eurus. Kad suprastumėte, mažiau randama alternatyvių šaltinių. Europos ir Amerikos šalių strateginės atsargos užtenka mėnesiui, 2 mėnesiams priklauso nuo šalies, tada gali dėti visus norimus milijardus. Bet jei nėra, tai nėra. Jau kitą dieną mačiau atšauktus skrydžius, būtent dėl to, kad bandoma normuoti net aviacinį benziną. Diegas Marija Tamburinis, matant tą pačią strategijos stoką. Ar nemanote, kad mažiau religinės priežastys yra svarbesnės nei manome net ir Amerikos pusėje? Nežinau, kiek Trumpas tavo nuomonė yra religingas. Trumpas. Jis vaidina, kad yra religingas, bet aš jo nematau kaip ypač religingo žmogaus. Jie visada rengia spektakliuką tam tikrai liaudžiai, bet jis visiškai nėra religingas. Noriu paliesti dar vieną esminį klausimą. Nes ši idėja, kurią turi amerikiečiai, bet ypač Trumpas, taikyti Iranui, to pačią identišką formulę, kurią jie naudojo Venesueloje. Tai yra pašalinami lyderį, o paskui tas, kuris ateis po jo, susitars. Ar tai suveikė Venesueloje, tiesa? Jis praktiškai jį sutriuškino, privertė atidaryti ambasadą ir dabar tyliai daro verslą su amerikiečiais. Bet su Iranu tai neveiks. Man pasisekė šiomis dienomis pasikalbėti su kai kuriais žvalgybos ekspertais, gerai išmanančiais Iraną, ir beveik visi jie man pasakė tą patį apie Iraną. Bent jau tiems, kurie jį tikrai pažįsta, ne amerikiečių. Jis turi režimą, kuris sugeba atlaikyti labai stiprius smūgius, įskaitant ir režimo nukirsdinimą. Ką tai reiškia? Jie turėjo dešimtmečius pasiruošti tokiom galimybėm ir sukūrė kur kas mažiau centralizuotą struktūrą, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Galiausiai Ali Chamenėjaus vaidmuo yra labiau dvasinis vadovas, o ne techninis ar praktinis. Ir gana akivaizdu, kad viskas nebuvo paremta tik tais lyderiais, jei vadovavimas nebuvo pagrįstas vien jų veikla. Bet kuo grindžiama jų sistema? Įvairiomis kolonomis, kurios iš esmės laiko kupolą, iš esmės kiekvienas yra svarbus, bet nėra esminis. Jei viena nukrenta, ji yra pakeičiama. Todėl galiausiai struktūrinis griūtis niekada neįvyksta. Kitas dalykas, mano nuomonė, yra tikrai didelė rizika. Kitą dieną žiūrėjau ilgą interviu su buvusiu EFBAR direktoriumi. Ir keli žaidimų strategijos ekspertai sako, kad dabar didžiausia rizika yra priešinga tam, ką jie teigia. Trumpas, Vansas ir tai tapniai. Jei perskaitysime pradinį Trumpo įrašą, jis sako, mes vis tiek įvykdėme režimo pakeitimą. Jis netgi sako, dabar sako, kad pasiekėme visišką režimo pasikeitimą.
visiškai nesuprasdamas, kas vyksta, taip ir nutinka. Tie, kurie dabar yra valdžioje, yra kitokie, protingesni ir mažiau radikalizuoti, mažiau radikalūs asmenys. Jie nugalės ir tai yra visiškai priešinga tam, ką sakė visi 20 analitikų, kurių klausiau tiek privačiai, tiek pats klausydamasis tinklalaidžių ir panašiai. Kokia prasme visi analitikai, kurie gerai pažįsta Iraną ir šio tipo struktūrą šitą. Labai tikėtina, kad kai įvairūs lyderiai bus pašalinti ir kiti iškils iš antros ar trečios eilės, pastarieji bus dar labiau radikalizuoti. Tokio tipo struktūra savo veiksmuose, kodėl Jie turėjo skirti baudą už apsaugos pažeidimą, atidėti pavaldinių laikymasi. Ir tokio tipo struktūra turi profilį ir ankstesnę patirtį, todėl būdami mažiau žinomi, jie gali mažiau remtis autoritetu. Savo pačių įvaizdžiui. Todėl jie iš esmės pasiekia priešingą efektą. Tai dar vienas dalykas. Kaip paaiškintum, kad visi analitikai sakė tai, kad tu sakai, o Pentagonas ir CŽV ne? Barnesas, buvęs FTB pareigūnas, tai sako, taip pat įvairūs kiti analitikai, kuriuos sekiau, ISIS, Center Action, Resilience ir daugelio kitų organizacijų. Girdėjau ir izraeliečių, kurie sako tą patį. Jie juos pašalino, bet ne dėl šio tikslo. Ar girdėjai, kad kalbama apie režimo pasikeitimą? Ne. Paprasčiausiai todėl, kad jie sudarė vadovavimo grandinę. Bet jie nesitikė didelių dalykų, kad tai visiškai pakeis režimą ar kad jis žlugs ir panašiai. Paprasčiausiai pašalini lyderius, nes jie tuo metu vadovauja, ir taip sukuri vakumą, kurį užpildyti užtrunka šiek tiek laiko. Bet ne tam, kad nuverstų režimą ar tikėtųsi režimo perversmo. Tai sako beveik visi rimčiausi analitikai. Tai mačiau nuo Kaufmano iki daugelio kitų šiomis dienomis klausiau, skaičiau apie 20 ir ne vienas to nesako. Įskaitant ir amerikiečius. Kad ne vienas nepritarė minčiai, jog pašalinus režimo elitą, režimas taiga žlugs ir pasikeis. Tiksliau pasikeis į blogąją pusę. Jie bus kur kas labiau paranoiški ir tikriausiai netgi pridė dušes, nes buvo nuostabus Indų interviu, kuris dažnai kviečia ir Sarah Payne, kuri yra Kinijos ir Rusijos santykių tyrėja. Kur šis profesorius žaidimų teorijos ekspertas sakė, kad tikriausiai tai taip pat sukels terorizmą prieš Ameriką, finansuojama Irano ar kitų. Nes tai yra kitas žingsnis po naujųjų superradikalizacijos. Ir faktas tas, kad jie supranta, jog tiesioginis raketinis veiksmas sukelia tokio pobūdžio intervenciją. Todėl jie prarado savo remiamas grupuotės, beveik visus aplink izraeliečius, bet galėtų sukurti naujų. Taigi galėtume netgi sugrįžti į laikotarpį, kuris buvo prieš 10-15 metų, tai yra į išpuolių laikus. Ypač Izraelyje ir ypač Amerikoje. Ir dar pastebėjau vieną dalyką. Jei pažiūrėsime, ką izraeliečiai ir amerikiečiai nužudė, pastebėsime, kad beveik visi pašalinti lyderiai nėra reguliariosios kariuomenės atstovai. Jie daugiausia bandė pašalinti pasdaranus ir lyderius labiau susijusius, sakykime, su ideologinė, doktrininė vizija ir panašiai. Tuo tarpu labiau operatyvūs kariuomenės atstovai buvo taikomi mažiau, nes kariuomenė yra šiek tiek mažiau fanatiška, bent jau reguliarioji, nors iš tikrųjų irgi mažiau. Tau šaunuolis, šią savaitę Kinijoje numatomas naftos produktų, benzeno, etileno, propileno kainų sumažėjimas. Dabar priešingai kaina toliau kyla, taip, nes yra ir ta problema, ir taip pat dėl trąšų. Kinija taip pat buvo labai padidinusi savo atsargas. Faktai. Todėl ji negali.
Negali. Tai nėra kažkas, ką gali padaryti viena šalis. Per pastarosius 2 metus, tikriausiai numatydama tokio pobūdžio sumaištį, yra ir kitų šalių, kurios yra labiau priklausomos, ypač Azijos šalys. Taigi toks yra vaizdas. Nenoriu kelti panikos, bet jei esate tik pilietis ir neturite įmonės, jokios. Iš daugelio dalykų galite padaryti, jei turite įmonę, nieko negalite padaryti. Nes kur juos laikysi, tarkim, benzino 50 sunkvežimių sukaupti negali. Tačiau jei jie pūs, neišvengiamai krizė taps sisteminė. Ir todėl viskas, kas užsakoma iš Kinijos, neišvengiamai brangs. Ir daugelį kitų dalykų. Ir nėra daug įrankių, kuriuos Italija galėtų panaudoti. Pavyzdžiui, akcizų panaikinimas, kurį laiką tam, kad sušvelnintume sisteminę krizę, o ne 2 ar 3 mėnesių krizę. Ten neišvengiamai turi sudaryti susitarimus su kitomis šalimis, kad rastum kitų tiekėjų. Dabar laimiai mes nesame taip priklausomi, Europa tiek daug neimportuodavo iš Persijos įlankos šalių, bet jei tu eini ką nors pirkti per Amazon ir panašiai, ne dabar, nes vis tiek logistiniai ciklai yra ilgi, bet tikrai kainuos daugiau, ypač jei tai atkeliaus iš kitos pasaulio pusės, kad būtų aišku. Taigi aš pats noriu pamatyti, ar čia vėl bus tako. Trumpas visada bailiai pasitraukia. Tai yra, Trumpas visada elgėsi kaip višta, kas yra amerikietiškas žargonas, reiškintis Atsitraukia. Nes jau 3 kartą. Jis atideda ultimatumą ar šį kartą jie tikrai puls. Tai gana neraminantis dalykas apskritai dėl to, kas vyksta. Taigi, kaip matome, Iranas tęsia lygiai tą pačią taktiką, nei daugiau, nei mažiau. Galite matyti veikos skaičius, jie daugiau ar mažiau visada išlieka tie patys. Raudona spalva pažymėtos raketos, mėlyna, dronai, nuo kovo 11 iki balandžio 6 dienos. Iš tikrųjų galime matyti dronų skaičiaus augimą ir tai yra visuma nuo kovo 2 iki balandžio 6 dienos. Esmė ta, kad jiems toks spaudimo lygis yra daugiau nei pakankamas. Globalizuoti krizę ir pradėti naikinti Persijos įlankos monarchijų įrenginius. Taigi jiems nereikia grįžti prie ankstesnių lygių. Juolab, kad toks didelis pajėgų sutelkimas tik padidina pavojų. Pereikime ir prie to, kaip pavyko ištraukti F-15 pilotus. Nes mano nuomonė tai gana įdomu, ypač todėl, kad doktrinos požiūriu ši amerikiečių idėja niekada nepalikti nė vieno žmogaus. Kodėl? Nes tai, sakykime, pagerina. Žmonių norinčių vykti į pavojingas misijas skaičius didėja. Nes jie žino, kad jei kas nors nutiks, jų vis tiek ateis pasiimti. Apie tai padarėme trumpą vaizdo įrašą ir jį sutrumpinome. Bet iš tikrųjų, jei pažvelgsime į detalės, tai dar įdomiau. Neišėjo visko parodyti, ką mes matėme, nes trumpame vaizdo įraše visko nesudėsi. Iš pradžių matėme įvairius amerikietiškus lėktuvus ir sraigtasparnius, įskaitant Black Hawk, tai yra Black Hawk modifikacija. Jei neklystų, ten skraidė Pavehawk sraigtasparniai. Kai kuriuos jų tyčia nusiuntė į neteisingas vietas, kad Iranai manytų, jog jie yra ten ir todėl sutelktų dėmesį stebėti, kur skrenda Pavehawk sraigtasparniai. Tai, kas įvyko, yra tiesiog neįtikėtina, nes amerikiečiai iš esmės nusileido. Nusileido gerai su C-130 lėktuvais. Slėnyje. Ir tada tiksliai nežinoma, kas nutiko C-130 lėktuvams. Ar jiems ten viskas susimovė, nes vis dėlto leistis ant šios žemės nėra pats geriausias variantas. Vienas sako, kad jie įklimpo, kitas, žiūrėdamas į vaizdus, sako, kad vis dėlto jie užstrigo vienas kitą blokuodami, kai bandė pakilti.
Ta prasme, tai ne visai susidūrimas, bet jei pažiūrėtumėte į lėktuvų pozicijas, jos nėra suderintos su tuo, kaip turėtų būti kylant. Kaip matote, jie visi yra per arti vienas kito. Tai yra sunaikinimo vaizdai, tai yra siluetai. Taip, aš sakau įklimpę, bet turiu omenyje, kad tai labai nelygi vietovė. Gali net nusimontuoti ratus. Reikia atkreipti dėmesį, kad jei du lėktuvai turi pakilti ir yra tokioje padėtyje, vienas blokuoja kitą. Dabar nežinoma, ar jie pastatė juos taip todėl, kad vienas jau buvo nebetinkamas naudoti, todėl jį pastatė priekyje kaip skydą. Arba galbūt kažkas nutiko ir per skubėjimą pakilti, tarkim, vienas pasuko, buvo apgadintas ir užblokavo kitą. Nežinoma, bet labai keista, kad kai jie turėjo pakilti, atsidūrė tokioje padėtyje ir mes net nežinome, ar jie bandė. Ne, jie nesudužo nusileidimo metu. Arba jie jį pastatė, kad uždengtų, nes jis buvo netinkamas naudoti ir tuo pačiu metu jis atliko priedangos funkciją. Nesakau, jis atliko priedangos funkciją. Nes be šitos istorijos apie lėktuvus, kurie nusileido pradžioje, jie dengė tiek su Pave Oak, tiek galbūt ir su A10, pradžioje nusileido tik šie du lėktuvai, po to, kai jie įklimpo, kažkas atsitiko, jie užstrigo arba juos taip pastatė, nes jie nebegalėjo pakilti. Atvyko ir Little Birds. Little Birds tai sraigtasparniai, kurie gabena specialiasias pajėgas, tie, jei matėte. Black Hawk Down. Prisimenate tuos mažus, kurie šaudydavo, kai virš somaliečių pozicijų paleisdavo stroboskopus. Tai yra galiausiai paskutinėje šios istorijos scenoje. Iš viso buvo prarasti 4 sraigtasparniai ir 2 lėktuvai. Tai yra tie 2 lėktuvai, kuriuos matėme, buvo prarasti. Kartu su jais 4 Black Hawk sraigtasparniai. Ir jie išvyko su dar viena galbūt Black Hawk sraigtasparnių grupe, kuri juos išgabeno. Tai, ką matote, yra C-130 nuolaužos ir mažiausiai 2 Little nuolaužos. Šitas. Tai įdomus dalykas. O kaip kažkas sako, jie galėjo būti lėktuvo viduje. Ir kas žino, gal jie nusileido, dažnai juos išleidžia ir iš C-130. Bet kokiu atveju tai buvo itin brangi misija, nes taip pat protingas pirmasis pilotas nebuvo, jam pasakė, kad jis buvo išgelbėtas, bet žinia buvo netikra. Kodėl ji buvo netikra? Todėl, kad buvo stengiamasi nesuteikti iraniečiams galimybę surengti gaudynės. Antrasis buvo ištrauktas po 36 valandų. Jis įkopė į 2000 metrų kalną oloje ir kartais įjungdavo savo signalinį žibintą. Beje, jie net nepasitikėjo, kad tai buvo jis, todėl turėjo jam užduoti klausimų. Suderinti klausimai yra visa procedūra, kuri atliekama prieš misijas, tai yra suderinti klausimai, raktiniai žodžiai ir panašiai. Ir todėl jie manė, kad tai galėjo būti spąstai, nes nebuvo aišku. Il beacon, ar tas, kuris buvo aktyvuotas, buvo jo ar nebuvo, galbūt jau buvo Iranų kontroliuojamas. Beje, Iranai visur per televiziją rodė iškarpas ir panašiai, todėl žmonės kartais eidavo. Buvo vaizdo įrašų, kuriuose civiliais drabužiais vilkinti žmonės šaudė amerikiečių sraigtasparnius į C-130. Iš tikrųjų, tai buvo žmonės, kurie buvo nuėję ieškoti atlygio. Nes jiems pasiūlė 60 000, 60 000, neatsimenu jų valiutos, kad juos sugautų ir galiausiai juos ištraukė, bet už siaubingą kainą. Nežinau, ar tas 10-asis, apie kurį kalbėta ankstesnėmis dienomis, taip pat buvo įsivėlęs į šią istoriją, bet tikrai taip. Čia buvo apgadinti 2 Black Hawk,
Prarasti 4 sraigtasparniai, 2 C-130 ir, žinoma, F-15. Tai buvo beprotiškai sudėtinga misija, bandant išgelbėti 2 pilotus. Tai reiškia, kad buvo didelis interesas neleisti Iranams gauti belaisvę. Priešingų atveju jie būtų iš to padarę šou ar kažką panašaus. Labai rekomenduoju šį Substack, kuris labai detaliai pasakoja šią istoriją, kuri galbūt verta net filmo. Nes tikrai tai buvo 36 siaubingos valandos kopilotų. Bet tai jums parodo, kad Iranai vis dar yra aktyvūs. Jie sugeba kurti. Taip, Commander 61 yra geras, labai geras. Tiesa, jis labai smulkiai pasakoja ir apie techninius dalykus, bet tikrai rekomenduoju jį paskaityti. Jei norite sužinoti tikrą istoriją, ne laikraščius, pamirškite laikraščius. Jei norite tikros, gerai ir išsamei papasakotos istorijos, eikite į šį Substack ir ten rasite viską. Ne tas nesąmonės, laikraščių versijas, kurios yra labai paviršutiniški ir menki. Dabar mano manymu, toj turėtų pasirodyti ir Paulas. Norėjau atidaryti mažą puslapį, ar ne? Kadangi pavadinime taip pat įdėjau žodį informacija, anondin iš smalsumo pradėjau to domėtis. Pažiūrėjau šiek tiek televizijos ištraukų ir pastebėjau vieną dalyką. Vieną gana ypatingą dalyką. Kas iš tikrųjų yra priežastis, kurią daugelis šio kanalo sekėjų žino, nes kitaip jūsų čia nebūtų. Taip pat žiūrėjau ir senus šių metų įvairių veikėjų, kurie buvo laidoje, debatus ir panašiai. Iš 50%. Jie visada pereidavo prie asmeninių išpuolių. Tai yra, jie puldavo vieni kitus. O kitais atvejais nebuvo jokios analizės, nebuvo jokio pristatymo, išskyrus tos asmens ideologinę poziciją. Kalbant apie Iraną, arba apie amerikiečius, arba apie rusus, arba apie ukrainiečius, jie šaukdavo vieni ant kitų, tai geriausiu atveju sudarė 50% kalbėdavo, vieni per kitus, šaukdavo vieni ant kitų, puldavo vieni kitus, asmeniškai labiau buvo siekiama delegitimizuoti kitą. Ir svarbiausia, aš pastebėjau tai, ką vėliau, taip sakant, patvirtino ir įvairūs televizijos veikėjai. Jam labai rūpi užtikrinti, kad jei pakviečia svečią A, tai svečias B turi turėti priešingą poziciją nei svečias A. Nebūtinai tikrai priešingą. Ir tada aš savęs klausiu. O kur tada žurnalisto darbas? Ar aš tik esu personažų, kurie reikia vieni ant kitų, tarpininkas? Ar tai yra žurnalisto darbas? O gal žurnalisto darbas turėtų būti paneigti tai, ką sako A ir tai, ką sako B. Ir pažiūrėti, ar bent vienas iš jų remiasi faktais, įrodymais, šaltiniais. Ir tada daugiau nekviesti to, kuris nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti. Ne, žurnalistų tikslas, kiek aš mačiau, yra surasti svečią A ir svečią B, kurie galvoja skirtingai. Tada nesvarbu, ar abu remiasi savo nuomonę visišku nieku, svarbu, kad sukeltų ginčą. Ačiū. Labas, Pauliau, atsiprašau už vėlavimą, turiu pradėti naudoti planuoklį. Taip, tikrai. Viešai prisipažįstu, kad... Tau surasiu sekretorę, kalbėjau apie... Aš kalbėjau apie pradžią, tu ją žinai, ar ne? Ta, kurį tau atsiunčiau, perskaičiau. Perskaičiau, labai įdomu, gražu, taip. Buvau užsirašęs, ką aš galvoju apie šį karą, taigi, kadangi tu tai žinai, gali pasakyti savo nuomonę. Ir tada kalbėjau apie informacijos pasaulį. Apie tai, kad per televiziją kviečia svečią A, svečią B, žurnalistas netikrina, ar A ar B yra teisūs, svarbu tik, kad A galvotų priešingai nei B, puiku, jie ginčijasi, kelia žiūrimumą.
Taip, bet tai ir mūsų kaltė tų, kurie. nes žiūri juos. Jeigu tu pamatęs kažką šiek tiek sudėtingesnio perjungi kanalą, aš tai matau. Jeigu girdi Lucijo Karačiolą, kuris yra labai gabus, jis taip pat giliai nagrinėja temas, tačiau jo kalbėjimo maniera yra tam tikra palyginti su kitais. Pavyzdžiui, Darių Fabri. Automatiškai eini ieškoti šou. Darių Fabri klausaisi maloniau nei Luko Karačiolo, pavyzdžiui. Nei Lučio Karačiolo. Nepriklausomai nuo to, kas yra sakoma. Ir tai yra mūsų kaltė, kad mes nesustojame ir nesakome nekreip dėmesio į pateikimo būdą, bet įsigilink, kokio tipo informacija tau suteikia. Ir abi yra puikios, tiek Karačiolo, tiek Fabri tikrai yra puikios. Tačiau mes nenorime gilintis į informaciją, norime tik sužinoti, kaip baigėsi rungtynės. Nenorime visko matyti, norime tik žinoti, ar mūsų mylima komanda laimėjo ar pralaimėjo. Ir televizija prisitaiko, nes gyvena iš reklamos. Taigi gyvena iš to, kas tuo metu žiūri rungtynės. Ir todėl. Tačiau matote, yra ta auditorijos dalis, kuri savęs ten neranda. Ir tai dar blogiau laikraščiams, kurie vis dėlto iš esmės turėtų laiko ir vietos. Nes jei turi 10 sekundžių pasakyti, kas laimės ir kas pralaimės, arba ar turi atominę bombą, štai tokio tipo klausimus man užduoda ne visada, bet dažnai. Laikraštis turi visą erdvę ir galimybę argumentuoti ir informuoti. O jei pažiūrėsite į laikraščius, netgi erdvės paskirstimas skirtingoms temoms jau daug ką pasako. Bet žmonės nori tai žinoti, pagal ką žmonės nori tai žinoti, arba pagal ką žmonės nenori, kad jiems būtų paaiškinta, kodėl. Dizelinas kainuoja 2,20 € už litrą, o benzinas 1,80 €. Štai, galbūt tai jos domintų sužinoti, ar yra tikrų perspektyvų artimiausiais mėnesiais ar metais, kad ši situacija pagerėtų. Remiantis duomenimis. Pateiksiu pavyzdį. Laikraštis. Trumpas. Visa civilizacija mirs. Šiąnakt popiežius grasina. Nepakenčiama, sako Kijo rūmai. Tauta neturi mokėti už režimo kaltę. Tai yra 2 paskutinės nereikalingos deklaracijos. Jie nepaaiškina, tai yra mes sąžiningai, su visa pagarba popiežiui ar tam, ką sako Kijo rūmai, jie žmonėms nepaaiškina, ką tai reiškia. Tai yra žmonės, sako Trumpas, visa civilizacija mirs šiąnakt. Tai reiškia, kad bus panaudotas branduolinis ginklas. Tai reiškia, kad aš praleidau 60 minučių prieš tau atvykstant, kad paaiškinčiau, ką jie daro, kokia yra strategija. Bet jei tu sakai, kad sunaikinsi civilizaciją po Hirošimos, ką tu galvoji? Ar tu manai, kad automatiškai kitų būdų ką jam padarysi? Atimsi jam dujas? Jei jūs galvojate, įprastame pasaulyje sunaikinti civilizaciją reiškia įsitraukti į karą, trunkantį 5, 6, 8 metus, dienos ir nakties bombardavimai etapais. Tokie dalykai, kurių jau nebematyti ir kurių net nebeįmanoma padaryti dėl priemonių trūkumo. Net jei norėtumėte pakartoti Dresdeną. Ce le hanno le cose per farlo. Ir tada pagalvoji, kad trūksta taikinių, tarp jų jau net nebėra mokančių taikinių. Kai tu paskelbi, kad visa civilizacija yra taikinys, net ponia Čezira, kuri kažkur Teherano provincijoje džiauna skalbinius, tampa taikiniu. Trumpas pasakė, kas ten bebūtų, jis priklauso tai civilizacijai, tai tautai. Ta tauta bus sunaikinta. Įsivaizduok Trumpo veidą. Jis nekalbėjo net apie režimą. Ne ten. Jis visus sutriuškina, visiems duoda, kuris juos pavadino niekšais. Ne čia, galbūt anksčiau, ar ne? Jis parašė daug Twitterio žinučių. Juos jis vadina užsispyrusiais, kvailiais niekšais. Na, toks dalykas ir kas yra, tas yra, bet bent jau čia. Jis baigė sakydamas, tegul Dievas laimina didžiąją Irano tautą, bet aš jūs visus nužudysiu, vis tiek mirsite nuo mano rankos. Sakykime, ši frazė prieštarauja paskutiniai. Tai apsispręsk. Arba jis nežino tikrosios žodžio civilizacija prasmės. Nes akivaizdu, kad tai apima ir didžiąją Irano tautą. Arba ne, arba jis turi omenyje, kad Dievas laimina tą prasme, kad visus juos pasiima pas save. O tada jau amžinasis tėvas pats susitvarkys. 90 milijonų žmonių, kurie nieko daugiau nepadarė, tik gyveno netinkamoje pasaulio dalyje, pagal tai, ką jis sako. Ką jis sako?
Ką sako Trumpas? Bet buvo toks filosofas, prancūziška pavardė De Meistras, kuris sakė, kad žmogaus sugedimas prasideda nuo kalbos sugedimo. Ir prasidėjus nuo kalbos sugedimo sugenda idėjos, sugenda elgesys, sugenda visuomenės. Taigi, kai didžiausios pasaulio galybės vadovas arba tas, kuris vis dar laiko save didžiausią pasaulio galybę, vartoja tokią kalbą, jeigu jis iš tikrųjų įgyvendins tai, ką sako, nuo rytojaus ryto mes tikrai atsidursime bėdose. Jeigu to neįgyvendini, yra toks romėnų posakis, kuris čia netinka. Kartoju, kai tu tai padarai, tau atsako, sakykime, kad tavęs rimtai nevertina dėl būsimų grasinimų, taip sakant. Ir tu negali savo to leisti. Nei vienu, nei kitu atveju. Per visą 20 amžiaus istoriją niekada nebuvo nė vieno, kuris taip atkakliai, taip nuosekliai naudotų kalbą, kuri netinka. Tai sumenkina pareigas. Ir tai, ko Trumpas nesupranta, yra tai, kad jis eina Jungtinių valstijų prezidento pareigas, kurias užims kažkas, nežinau kas. Bet anksčiau šias pareigas jau ėjo kiti žmonės. Prisimename, Lincolnas, Rooseveltas, Eisenhoweris, taip pat Bidenas. Dėl Dievo meilės. Žinai, Pauliau, kad galiu nuspėti, ką jis darys. Kitas Amerikos prezidentas 4 savo kadencijos metus praleis atsiprašinėdamas pusės pasaulio. Ir vis tiek lieka klausimas, kada jis atsiprašys. Ir visi sakys taip, priimame, dėl Dievo meilės, supratome, tačiau. Tada neištartas klausimas bus, bet kaip po velnių jūs sugebėjote jį išrinkti, jeigu jūsų sistema tai leidžia ar neturite rimtos problemos. Ir taigi reputacijos žalą gali patirti advokatų kontora, gali patirti ir mergina, kuri jau tinkama tekėti, kaip anksčiau sakydavo. Tokiai dideliai valstybei reputacinė žala net negresia. Pažiūrėkite į Putino Rusiją. Kvailystės liepia sakyti Medvedevui, jei reikia pasakyti ką nors rimto. Bet ar kada nors girdėjote, kad Putinas drįstų sakyti, sunaikinsime, išnyksime? Jis beveik nekalba. O kalba, kuri mus juokindavo, palikdavo Medvedevui ir pokalbių laidoms. Nes jei taip daro, tai yra jei kalba tas. Nes jei Putinas pasako rytoj, kai jis kalbėjo apie branduolinį variantą, jis taip ir pasakė. Jei Rusijos federacijos teritorijoje kiltų rimtas pavojus. Mes neatmetame, kad viską atidendrinus norisi atsakyti, na, dar to betrūko. Jis negrasino mesti bombų ar nuskandinti. Didžioji Britanija tai nebuvo Putinas su milžinišku fantastiniu autobusu. Yra klausimas, kaip įmanoma, kad niekas jo nesustabdo? Kaip įmanoma, kad visa tai vyksta? Aš esu gana išsigandęs. Mes turėsime ekonominių pasiekmių, kurios nebus tiesioginės. Aš manau, kad trūkumas, žinai, kas yra, jie niekada neturėjo permainų prezidento, sakykime, kuris laužo nusistovėjusią tvarką. Manau, kad tai švelniausias terminas, kurį galiu panaudoti. Kaip šis, kuris tikrai peržengė padorumo ribas ir išbandė valdžių pusiausvyros sistemą. Tai yra daugiausiai, ką galėjo pasakyti Bušas, Obama atrodė kaip Bakolina palyginus, taigi jie niekada jo iš tikrųjų neišbandė. Kai atsirado kažkas, kas iš tikrųjų jį išbando, jie supranta, kad galbūt tai šiek tiek atšypęs įrankis. Taip, ir antra, jie supranta, kad dalis jų demokratinės struktūros yra neveikli. Ar žinote, kur dabar yra kongresas? Atostogauja, nes jie turi vasaros atostogas, pavasario atostogas. Ir mėnesį kongresas yra uždarytas, nes jie atostogauja. Vyksta karas, jie remia kitą karą, o kaip politinį signalą kongresas išeina atostogų mėnesį. Yra toks aspektas nerašytas Amerikos kongreso prezidento atsvaros vaidmuo, kuris leidžia šiam prezidentui daryti, ką nori. Ir šioks toks lengvas pasipriešinimas. Priešinimasis iš, atspėkite kieno, aukščiausiojo teismo. Paliekant valstijų gubernatoriams, sakykime, ryškesnį pasipriešinimą. Paskutinis buvo tas iš Ais, kuris sakė, leisti šaudyti mano namų gatvėje, tikrai ne.
Kur yra kitos Jungtinių valstijų valdžios? Kurie vis dėlto turi didelę galią, jei neoficialų papeikimą, jie turi simbolinę kalbą, kurią gali panaudoti. Tuo tarpu šiam žmogui duota visiška laisvė. Jį supa uždaras žmonių ratas, kuris, mano nuomonė, yra pavojingesnis už jį patį. Lavait, ta, kuri jį lygino su prisikėlusiu Kristumi, tai yra, jūs paimkite bet kurį prezidentą iš bet kurios vietos, Ispanijos karalių, ir pamatysite, kad kažkas jį lygina, jam dalyvaujant, su prisikėlusiu Kristumi. Matote, kad tai neveikia. Šitas dalykas yra labai rimtas ir už jį sumokėsime visi, bet labiausiai už tai sumokės amerikiečiai. Kodėl? Turtas, kurį turi tauta, ypač kai yra taip, yra jos patikimumas, ne tik finansinis, ekonominis, bet ir gebėjimas laikytis to, ką pažada. Gerėje ir blogyje. Jei pažadi ką nors gero, laikykis to. Jei pažadi ką nors blogo, irgi laikykis. Todėl stengiamasi neperlenkti lazdos. Kas iš jūsų mėgsta filmus, prisimenat? Yra Prezidentas meilės istorija filmas su Michaelu Douglasu. Jis vaidina Jungtinių valstijų prezidentą ir vienu momentu turi įsakyti surengti ataką prieš Libijos bazę. Ir vienas iš jo padėjėjų, kai jis priima sprendimą bombarduoti, sako, šį vakarą jisai pasielgė labai prezidentiškai. O jis atsako, šį vakarą jūs matėte, kaip pasielgiau mažiausiai prezidentiškai iš visų, nes aš pasirašau 2 žmonių mirties nuosprendį, kurie net nežino, kad po 2 valandų jie bus mirę. Tuo tarpu turime vieną, kuris juokėsi iš to, kad nužudė 6 krikščionis ant tilto, kurie tiesiog ėjo kažkur. Ir jis to didžiuojasi, kaip protingų, gražių dalykų, jis dėl to nesigėdėja, kitaip tariant, nėra jokio gėdos jausmo dėl sukeltos mirties. Ir tai iš tikrųjų kelia siaubą. Ačiū. Po Persijos įlankos karo atsiranda nauji dujų ir naftos transportavimo maršrutai. Naujos anksčiau neįsivaizduojamos sąjungos, naujas postūmis neiškastinės energijos šaltiniams. Pirmiausia, turime suprasti, kad jei šie takai iš tikrųjų įvyks, tai tikrai bus sisteminė krizė. Ir todėl vyks struktūrų naikinimo apsikeitimas, kuris turės poveikį ne mėnesiams, o metams dėl visų anksčiau minėtų veiksnių. Nedaug struktūrų, bet labai didelės, kurios sudaro didelę procentinę dalį. Nuo ten nėra grįžimo taško. Ir kodėl tai tampa sisteminiu? Nes akivaizdu, kai ateityje tai tampa sisteminiu, viskas nebūtinai atsinaujina taip pat. Ateityje investicijos tikrai bus nukreiptos į rizikos diversifikavimą. Tai yra imu šiek tiek iš čia, šiek tiek iš ten ir panašiai, niekas nelieka taip pat. Bet jei tai tampa sisteminiu, tai yra didelė našta tarp visų. Aš norėjau tavęs to paklausti, Pauliau. Aš tai labai jaučiu, aš retai esu tas, kuris mato pavojus kare Ukrainoje. Visada buvau ramintojas. Ramunėlių efektas visiems tiems, kurie darė vaizdo įrašus su atominiu grybu, kad pritrauktų paspaudimų. Tačiau čia nėra atominio grybo, būtent todėl, kad nėra atominio grybo. Ir daug lengviau sukelti pasaulinę krizę, sunaikinus vos kelis pagrindinius objektus. Matau ilgalaikį poveikį, kuris stipriai paveiks ir mano, ir tavo gyvenimą. Kiekvieną kartą, kai eisime į degalinę, kiekvieną kartą, kai ką nors užsisakysime, kiekvieną kartą, kai pirksime kiwį ar dėžę bananų, kaina neišvengiamai didės. Nes didžioji dalis transporto vis tiek vyksta keliais. Aš dažnai ką nors užsisakau, visi tie vargšai kurjeriai, kurie čia atvažiuoja, Bartolini kurjeriai. Ar pabrangs, tarkim, ar DHL pabrangs? Ar tai svarbu? Poveikis, tai poveikis, kuris man rūpi. Avrà un impatto su tutti i livelli. Kas svarbu, man svarbu, kas svarbu, man svarbu, kas 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 man svarbu, man svarbu, man svarbu, kas man svarbu. Dalykai susiję su tuo. Ir šį kartą matau, kad tai tikra. Rizika? Esame per žingsnį nuo to. Aš šiek tiek pasidomėjau šiais dalykais, nes savo uždaviau paprastą klausimą. Atsiprašau, jei 20% angliavandenilių produktų eina per ten, tai kas nutinka su likusiais 80%? Jei turi 100 eurų, prarandi 20, bet tau lieka 80 kišenėje. Na, šiek tiek susinervini. Bet gerai, tai juk nepakeičia tavo dienos. Tai kodėl tada visas šitas reikalas?
Nes neteisingas terminas, tiesa, atrodo, 25 procentai užsirašiau. Nes šiek tiek pasidomėjau, todėl jei nukreipsiu akis, būkite kantrus. Keli skaičiai reikalingi. Prieš karą per Persijos įlanką ar Ormuzo sąsiaurį ten kasdien praeidavo 20 milijonų barelių naftos produktų. Tai sudarė 25 procentai prekybos ir 20 procentų šių dalykų suvartojimo. Kur yra problema? Ne visa nafta pasaulyje yra vienoda. Yra saldi nafta, kuri turi mažai sieros, ir rūgšti nafta, kuri turi daug sieros. Ne visos pasaulio naftos perdirbimo gamyklos gali perdirbti tiek vieną, tiek kitą. Todėl ištisi pasaulio regionai buvo pritaikyti tam tikros rūšies naftai perdirbti. Pavyzdžiui, Persijos įlankos nafta, kuri yra rūgšti nafta, todėl joje yra daug sieros, o jei duodi joms saldžią naftą, pavyzdžiui, Šiaurės jūros, jos sugenda. Ir atvirkščiai. Taigi, šio 20 procentų poveikis atsispindi daug stipriau. Nes tai blokuoja kitas gamybas mišinyje. Tai blokuoja. Sieros gamyba. Iš sieros taip, Irano nafta yra viena iš geriausių, todėl ją naudoji, kad praskiestum, taip sakant, arba gali ją rafinuoti ir ją lengva rafinuoti. Venesuelos, pavyzdžiui, yra prasta. Taip, labai prasta. Naudojant Persijos įlankos naftos šalutinį produktą, sierą, iš sieros gaminamas aliuminis, iš sieros išgaunami kartu su kitomis medžiagomis, išgaunami trąšos. Taigi turi tikėtis, kad tuo pačiu metu įvedė embargą antram pagal dydį trąšų gamintojų pasaulyje, ir kaip tyčia tai yra Rusijos federacija. Todėl tai, ką gali pagaminti Persijos įlankoje, negamini, tai, ką gali nusipirkti, nusprendai nepirkti, nes tai nėra etiškai teisinga. Ir galiausiai susiduri su didelėmis pasaulio dalimis, kurios priklauso nuo trąšų. Dėl maisto klausimų. Ne tam, kad turėtų pomidorą ar vyšnę, bet tam, kad išgyventų. Atsiduri maisto krizėje, kuri yra labai didelė. Kalbame apie helį. Jei kas nors sugenda, beveik visas helis gaminamas Katare. Tai taip pat yra naftos perdirbimo šalutinis produktas. Ir būtent Kataras jį gamina dideliais kiekiais. Sakoma, ką mes darome su heliu? Nieko, jei ne tai, kad jis reikalingas retųjų žemių išgavimui, medicininiai įrangai, magnetinio rezonanso tomografams. Aš tai pastebėjau Tripolyje, nes visi nauji magnetinio rezonanso tomografai neveikė, nes nebuvo helio. Nežinojau, kad tam reikia helio, bet man tai paaiškino vienas skyriaus vadovas Tripolyje, Libijoje. Taigi pasekmes jaučiame jau dabar, skirtumas tarp dujų dujinimo ir suskystinimo. Tie, kurie paverčia jį iš skysčio į dujas, yra įrenginiai kainuojantis kelis milijonus eurų. Tačiau jie kainuoja nedaug. Per dujinimo įrenginiai esantis priešais Livorną ir Piombiną. O tas, kuris kainuoja labai daug, yra įrenginys skirtas suskystinti dujas. Pavyzdžiui, jei įrenginys, kuris paverčia dujas iš skystos būsenos į dujinę, kainuoja $100 milijonų, tai tas, kuris paverčia iš dujinės į skystą, kainuoja $4 milijardus. Tiesiog, kad turėtumėt supratimą. Ir beveik visi jie yra būtent ten, ypač mums. Taigi matote, norėdami sutelkti daug gamybos tame pasaulio regione, iš karto save pastatome į didelę bėdą. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jei prasidėtų sistemingas visko, kas ten yra, naikinimas. Nuo gėlinimo įrenginių, kurie daro gyvenimą ten neįmanoma, iki gamyklų, naftos, chemijos, pramonės, sakykime, kurios leidžia mums išgyventi. Ir jei Trumpas nuspręstų tai sunaikinti, Ukrainos karas tau tai parodo. Šiomis dienomis ukrainiečiai ramiai ir toliau bombarduoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas dronais. Tai nėra taip, kad ir kalbame apie žmonės, kurie turi priešlėktuvinių raketų, kalbu apie rusus, ne? Jie turi, jei nori, kažkokią sistemą, kad galėtų į juos šaudyti. Ir vis tiek jie pasiekia taikinius. Tai įsivaizduokite, kas būtų, jei priešlėktuvinės gynybos priemonių būtų tikrai mažai. Persų įlankoje, kur įrenginiai yra milžiniški ir kur skrydžio laikas yra minimalus, kokia yra išgyvenimo viltis, ar ne? Žiūrėk, čia Jobailas NASA Firms žemėlapyje.
vienas didžiausių kompleksų, kuri gamina viską, nuo aliuminio iki plieno. Nafta, kuri užėmė 1 milijoną kvadratinių metrų pramoninio kompleksų. Visi raudoni taškai, kuriuos matai, yra šilumos pėdsakai, užfiksuoti NASA firms palydovų. Ir dar yra vaizdo įrašai, kurie patvirtina, kad ten yra liepsnos ir panašiai. Tai sudaro 2530% Saudo Arabijos gavybos pajėgumų. Kad susidarytumėt vaizdą. 58% pasaulinio srauto ėjo pro čia. 60 milijonų tonų naftos produktų buvo gabenama per šią vietą. O jie jų turi nedaug, kaip minėjau, ir tiesioginės transliacijos pradžioje. Nedaug įrenginių, labai didelių taip pat, todėl kad logistiškai lengviau viską centralizuoti, nes daugelį šių gamybų galima tarpusavėje sujungti. Taigi, jei jie tikrai žengs rimtą žingsnį ir pradės griauti Irano pramoninę sistemą, tie neišvengiamai galės atsakyti tik taip, smogdami Persijos įlankos monarchijų objektams. Ir tada mes atsidursime tokioje situacijoje. Stulbinantis dalykas yra tas, kad po 4,5 metų karo Ukrainoje, kur abi pusės tai patyrė, kad su dronais galiu padaryti žalos, padaryti rimtos žalos. Jie jos gamina, netgi patys išrado tos dronus. Ir tu nesupranti, kad vis tiek tave suras. Tu manai, kad gali ieškoti dronų po visą Iraną ir visus juos surasti? Na, sėkmės, nes rusai jau 4 metus bando surasti visus garažus, kuriuose gaminami ukrainietiški dronai. Su 3D spausdintuvais, su ponia Čezyra. Ir jiems nepavyksta sustabdyti gamybos. Ir ta gamyba daro didelę žalą Rusijos gamybos aparatui. Ir kadangi kariuomenės būdavo išrikiuotos, dabar jų nebėra, tačiau tai daro labai rimtą žalą abiem išrikiuotiems kariuomenėms. Ar nesupranti, kad šio karo nekovosi vien tik su A-10, F-35 ir palydovais ar kuo tik nori? Neužduosiu klausimo, į kurį bandžiau atsakyti pradžioje. Kaip sakiau, peržiūrėjau apie 20 analitikų šios komentatorius, pradedant buvusiu FTB direktoriumi Barzu, ir visi jie dalyjasi tą pačią nuomonę, kuri yra priešinga Trumpo Twitterio žinutėms. Tai yra kaip pašalini dalį tokios administracijos, tie, kurie ateina iš 2 ar 3 eilės, dažnai būna dar blogesni, nes jie mažiau žinomi, todėl turi save parodyti ir tapti žinomiems bei kelti baimę. Daugiau paranojiški ir labiau radikalizuoti, todėl gauni priešingą efektą. Ir aš klausiu savęs, ir tai yra klausimas, ar tikrai niekas, ar Pentagone, tarp analitikų ir panašiai, niekas nepaaiškina vadovaujantiems, kad šie dalykai yra priešingi tam, ko jie siekia. Be to, mes matėme, kaip generolai buvo pašalinti, ir tai man kelia minčių, kad galbūt tai yra, jis bandė. Arba tu esi didvyris ir tada tu paaukoji 38 ar 40 metų karjerą, kurioje sunkiai dirbai Vokietijoje. Pietų Korėja 4 metus praleisti Aliaskoje. Ir vien už tai, kad pasakei, žiūrėkite, galbūt taip nereikėtų daryti, viskas, ką pasiekei, nueina per nieką. Ir jeigu tu nusprendi būti toks, patenki į didvyrio, misionieriaus kategoriją ir nusipelnėjai didelės pagarbos. Normalų žmonės pasiima kalendorių ir sako, jei aš patylėsiu 2 metus, šito žmogaus po 2 metų jau nebebus. Man tai reikia tik išgyventi šį laikotarpį. Ir darai tai, ką paprastai daro visi. Taip, tikrai tiesa, be abejo, taip, dabar ne, rytoj ryte. Stengiasi sulėtinti sprendimų pasiekmes, nes jei nori, tai galima padaryti. Nes entuziastingai nusiteikęs pritarti idėjai. Nes kartą kažko trūksta, kitą kartą reikia kažko kito, dar kitą kartą vėl kažko trūksta. Paaiškinsiu, manau, kad kažkas tai daro ir karinės veiklos organizacija, bet negalima tikėtis, kad tarnyba, kuri priklauso politiniai valdžiai, pradėtų priešintis tai politiniai valdžiai. Nes juk reikia prisiminti. Čia taip pat yra prieštaravimų tarp JAV ginkluotųjų pajėgų, nes jie sako, mes visada prisiekėme šaliai ir konstitucijai, o ne laikiniesiems Baltųjų rūmų gyventojams. Taip sakė Makartūras, tiesa? Na, taip, ir jis buvo teisus.
Ta prasme, jei tau duoda neteisėtą įsakymą, tai buvo didelis ginčas tarp karių, būtent tuo laikotarpiu, kai pastaraisiais mėnesiais kilo sumaištis su Venezuela. Na juk tu prisiekiai ginti šalį nuo išorės ir vidaus priešų. Jei tau duoda neteisėtą įsakymą, tu turi visą teisę prieštarauti. Dėl šios priežasties beje, Heksetas per pastaruosius mėnesius, prieš 67 mėnesius, pradėjo atleisti daugelį, sakykime, teisinių patarėjų kariuomenės viduje. Tai yra tuos, į kuriuos karys kreipiasi pagalbos, kai gauna įsakymą, kurį jis mano esant neteisėtą. Be to atmink, kad ginkluotosiuose pajėgose tikrai bus ir daugiau nei vienas iš tų, kurie sako, kad taip elgtis yra visiškai teisinga. Pagaliau. Jis sako, įstojau į kariuomenę 1985-aisiais, su mintimi, su viltimi bombarduoti Teheraną ir pagaliau dabar tai darau. Reikia atsižvelgti į tai, kad yra nemaža dalis žmonių, kurie entuziastingai pritarė šiai iniciatyvai. Taip pat todėl, kad jie nėra sukurti tam, kad darytų vertinimus, kurie išeina už jų techninės srities ribų. Jie yra techniškai labai gerai pasiruošę, sugeba atlikti labai sudėtingus dalykus. Bet kai paklausi, ar supratai, kas nutiks, jei tai padarysi? Štai į šį klausimą jie visada lieka sutrikę. Kad ir ko jų paprašytum, jie techniškai sugeba tai padaryti daug geriau nei bet kas kitas, galbūt net visame pasaulyje. Klausimas, kodėl kažką darai, arba kokios tavo veiksmų pasekmės visiškai nepatenka į jų pasirengimą. Ir aš taip pat matau tam tikrus sisteminius dalykus. Tai yra tai, ką mes manėme esant tiesiog naujiena, ne? Pavyzdžiui, ši, kuri yra iš 2025 metų vasario. Pašalinti advokatus, kurie padeda kariškiams ginčytinais klausimais, pakeisti kai kuriuos karinio jūrų laivyno vadus, išrėžti generolams moralą. Jūs esate bjaurūs, nešvarūs, blogi ir prastos formos. Parodykite šiek tiek drąsos, darykite, ką sakau. Pašalinkite operacijų vadą. Kai Venezueloje vyko ta antiteroristinė operacija, ne? Kova su kontrabandininkais, tai yra viskas, visi šie dalykai, detalės, kurios padėjo padaryti, sakykime, ginkluotasias pajėgas paklusnesnes ir mažiau gebančias pasakyti ne, nes vis tiek Punicinė padaro 1, o Dukano 100. Jis pašalino generalinio štabo vadą, tarsi rytoj Melonė atsibustų ir pašalintų vadą Dragonę, pavyzdžiui, ne? Kitas labai aukšto lygio žmogus, taip? Per naktį, net jei galbūt jam dar buvo likę 2 vadovavimo metai. Taip, tai šiek tiek panašu į tai, ką Putinas darė pradžioje, sakykime, pirmosius 2 karo Ukrainoje metus, kiek apskritai jis truko, 3 mėnesius, 4 mėnesius. Taip, bet ten bent jau buvo mintis, kad tave nušalinu, nes pasirodėjai labai blogai. Tai yra, galbūt aš gal ir nesudariau tau sąlygų laimėti, bet tu padarai viską, kad pralaimėtum. Todėl pabandykime pažiūrėti, gal kas nors kitas pasirodys geriau. Čia valymas vyksta netgi prevenciškai. Dar prieš gėdingą pasirodymą pašalinu tą, kuris galėtų man padėti to išvengti. Ir turiu jums pasakyti, tai nėra geras metas Jungtinėms valstijoms. Tikrai nėra geras metas. Reikėtų nerimauti ne dėl Irano, o dėl Jungtinių valstijų. Nes jie pasuko keliu, kurio pasaulis nesupranta. O kai pasaulis nesupranta, tada jis ieško kažko, kas geriau supranta. Ieško stabilesnės pusiausvyros, ieško kažko, kas suteiktų daugiau pasitikėjimo, daugiau patikimumo. Paimkime pavyzdį apie tai, ką jis pradėjo sakyti apie NATO. Jūs nedarote to, nedarote ano, nepadedate mums, neduodate mums bazių. Taigi pagal mano išvardintus punktus, jūs esate nenaudingi. Produktas, galbūt jis visai nereiks. Tačiau 4 svarbių Europos šalių ministrai, pirmininkai pradėjo rimtai svarstyti, ar verta nepirkti ginklus iš amerikiečių, o pradėti kurti sistemą, kuri padidintų Europos savigynos gebėjimus. Ko jie niekada anksčiau nebuvo darę. Ir tai nėra Rearmy Europe. Tai valstybės, kurios pradeda mums sakyti, susitarkime. Ačiū. Ir ačiū. Valstybės obligacijos, kurias prancūzai atsiėmė iš visų. Ačiū visiems.
Tai, ką nori padaryti Trumpas. Ačiū. Iraniečiai ir tas pats vyksta iš kitos pusės. Ir tai yra pasaulinė sumaištis. Nes viduryje taip pat yra ačiū visiems. Vorai, kuriuos, žinoma, ten pasiuntė režimas, bet iš dalies ir dėl savo priežasčių, kurie iš esmės fiziškai saugo tiltus. Ačiū. Ačiū. Taigi tai taptų ir humanitarinė tragedija, ne tik karinių susidūrimų. Jei jie susprogdintų tiltą, ant kurio yra 10 000 žmonių ar panašiai. Be to, griauti Irano tiltus, žiūrint iš režimo nuvertimo perspektyvos, iš karinės pusės, kadangi negali įsiveržti, koks to tikslas? Nežinau, ar taip sakoma toskanų tarme, ar ir italų kalba, tai užsispyrimas, trepsėjimas kojomis, kai tau kažko neduoda. Padaryti tau žalos, nes galiu tau padaryti žalos. Bet nėra jokio tikro apgalvoto tikslo sugriauti tiltą šalyje, kurią žinai, kad negali įsiveržti, išskyrus tai, kad nori padaryti žalos. Ir viskas. Būtent, tačiau futbole tai vadinama pražangomis iš nusivylimo. Kadangi nedarai to, ką sakau aš tuo momentu, kai tau sakau, tu nepripažįsti mano lyderystės, tu priešinėsi, o aš žinau, kad nieko daugiau negaliu padaryti, tik daryti tau kiaulystės. Nes galiausiai taip ir yra, nesuvokiant, kad tas žmogus ne tik kries tau kiaulystės, bet jei tikrai pradėsi kelti sumaištį, jis tave pašalins iš aikštės. Būtent todėl tas, kuris turi daugiau ką prarasti strategiškai žiūrint, nėra Iranas, o tai, kad visas pasaulis atsiduria bėdoje. Nes karas, kurį pradėjai tu, tau ir teks atsakyti, o ne Iranui. Pamatysime, kas nutiks artimiausiomis valandomis, bet jos tikrai bus sunkios. Aš taip pat stebiu biržą, judėjimus ir panašiai. Ką jis daro? Izraelis smarkiai kenkia, ypač žinoma naftos ateities sandoriams ir panašiems dalykams. Tačiau izraeliečiai tuo tarpu jau pradėjo griauti tiltus ir panašiai. Tai, ką jums anksčiau parodžiau, buvo tiltas, į kurį buvo smogta, kai po juo važiavo civiliai su automobiliais, o čia yra kitas tiltas. Per žydų Velykų išvakarės Netanjahu kalboje, kurios daug kas negirdėjo, išrėžė tokią kalbą. Velykos primena Izraelio tautos perėjimą iš Egipto vergijos į Izraelio laisvę. O tam, kad šis perėjimas būtų lengvesnis, amžinasis tėvas siuntė 10 Egipto negandų. Aš siunčiu 10 negandų Iranui dabar su visa pagarba. Jei kažkas lyginamas su amžinuoju tėvu, žmogus galiausiai sulyginamas su Kristumi. Kitam, kuris save lygina su amžinuoju tėvu ir siunčia Iranui negandas, reikėtų šiek tiek nuolankumo ir suprasti, kad tu nežaidi visagalę. Taip pat atkreip dėmesį į vieną dalyką, Pauliau. Visi tiltai, kuriuos sunaikino izraeliečiai, yra šalies šiaurėje, kaip tik prie sienos su kurdais. Ir tu manai, kad kurdai padės izraeliečiams? Ne. Faktas tas, kad Iranai vis tiek nemažai bombardavo kurdų teritorijoje ir kad čia jie naikina visus logistikos kelius, kad izoliuotų regioną. Ir net Trumpas pasakė, kad žino, jog jei nepasinaudosime šią progą stiprinti vidinių jėgų, tai leidžia manyti, kad vis tiek yra noras kažką sukurti. Šių žmonių žodis kurdui po 3 karto, kai jos skaudžiai apgavo, 4 kartą jie vis tiek patikė. Kai tas, kuris tau kažką siūlo, gali tave bombarduoti tuo pačiu metu, kai tau siūlo. Tai jau reputacijos klausimas. Tai kas iš jų pirktų automobilį iš Netanjahu ar Trumpo, ar pirktų iš jų namą? Duok žmogui viltį ir jis jos laikysis iš visų jėgų. Taip, viltį, bet ne kvailystė. Ne apie tai kalba. Tu žinai, kad esi naudingas politikai tų žmonių, kurie tave laiko žemesniu žmogumi. Galbūt tai ir yra viltis. Bet kai tu žinai, kad tas, kuris tau pasiūlė sandorį, laiko tave vos ne kaip ančią snapį, tada mes jau nekalbame kaip lygus. Net ne, galbūt jie mane valdo.
savo neutralumą Teherano centrinės valdžios atžvilgių. Pavyzdžiui, aš tvarkau su valstybė, kuri visada buvo man priešiška - turkais. Tai reiškia, kad turiu kitų variantų. Faktas tas, kad esu priverstas kariauti prieš trečiasias šalis. Kad atsidurčiau Irano šiaurės kalnuose vienas, kaip kvailys, kai karas jau pasibaigęs. Ir visi kiti iraniečiai ant manęs supykę, kad juos dar kartą išdaviau ir niekas man neteina į pagalbą. Nadži. Ačiū. Paskutinė tema - Ukraina, nes žinoma, tarp viso to Ukraina, sakykime, lieka nuošalyje. Galiu pasakyti, kad stebint naujausius įvykius, buvo keli Ukrainos kontrpuolimai. Na, mažas spoileris, bus Ukrainos atsitraukimas zonoje tarp Siversko, Kramatorsko ir Slovensko, kad būtų galima persitvarkyti linijas. Tai buvo mėnuo, vasaris ir kovas buvo mėnesiai su mažiausiais teritoriniais pokyčiais. Taip, 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 taip. Rusai, pavyzdžiui, užėmė 25 kvadratinius kilometrus, bet priklauso nuo šaltinio, galite pasitikrinti patys. Tačiau esmė tokia. Galite matyti, kad žemėlapyje daug mėlynų rodiklyčių Kamensko zonoje. Ir galima sakyti, kad viskas apsiverčia. Tai būtų mėnuo su mažais pokyčiais. Taip, taip, taip. Taip. Iš vidinių šaltinių su šiuo ryšiu, nes ši zona, kaip matote, tampa ištiša. Todėl ji yra pavojinga. Generolė, tai buvo 2 ypač lėti mėnesiai iš abiejų pusių, Su nedaug bandymų, kurie abiem pusėms nepavyko. Nes 2 ukrainiečiai bandė Kresinę su skala, o prieš tai rusai link Iman. Tai tapo labai lėtų karu, dar lėtesnių nei tas, kurį jau matėme 2024-2025 metais. Ir pastebėjau, kad nėra didelio susidomėjimo. Taip. Generolai, valstybės, mėnesiai su kariškiais, tinklaraštininkai, Telegram ir panašiai. Dabar Rusijoje, jei nori naudotis LinkedInu, turi turėti VPN, nes Telegram yra užblokuotas. Ir todėl daugybė žmonių pavargo, jie tiesiog rašo apie tai. Gana. Jau 5 metai kovojame šiame kare, niekur nejudame. Teritoriniai. Perspektyva tokia, kad rusai ir amerikiečiai neberems rusų. Taip, 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 taip. Jie turi vis mažiau paramos, nes gali remti, ką nori. Taip, taip, taip. Taip, Europa, kuri susiduria su pasaulinė energetikos krize, kažkaip turės spręsti. Yra kalbama, kad naftos ir dujų jie turi. Kitoje geležinės uždangos pusėje kažkas turės pradėti tai svarstyti. Jei problema tampa metų ar mėnesių klausimų, tuomet tikriausiai mes kalbame apie laikotarpį galbūt iki vasaros. Šis karas pasuks kitų kelių, nebe karinių. Taip pat dėl nuovargio, dėl vieno, dėl kito, dėl dar kažko. Ne. Bet viskas tolsta nuo tiesioginio karo, tai yra noras rizikuoti žmogumi, puolime vis mažėja, tampa vis tolimesnis. Beje, noriu atkreipti dėmesį į tai. Pirmą kartą per šį karą, 2026 metais kovo mėnesį, ukrainiečiai paleido daugiau tolimojo nuotolio dronų į Rusijos teritoriją, nei rusai paleido į Ukrainos teritoriją. Ir perskaitykite tai, pakeiskite, sukeiskite vietomis, įdėkite Saudo Arabiją, Persijos įlankos valstybės iš vienos pusės, o iš kitos pusės matote Iraną. Čia kalbame apie 2 šalis, kurios kariauja jau 4 metus, ne 4 dienas, o 4 metus, kurios smogia viena kitai be gailesčio, sunaudodamos įspūdingą kiekį amunicijos ir kurios tai daro iki šiol. Pažiūrėkite į kitą pusę. Čia dar net nėra praėję 38 ar 39 kovos dienos. Ar jūs tikrai manote, kad Iranas taip paprastai nutrauktų savo dronų kampaniją per 4 dienas? Na, manau, nemanau. Žinodamas, kad tų, kurie puola, tikslas yra Irano sunaikinimas, ne režimo pakeitimas, tai jei jau vis tiek mirsiu, tai aš tau ir akmenis mėtysiu, ne dronus. Kol yra ką mesti, mėsiu. Nes jaučiu, kad man nesuteikė jokios alternatyvos.
Kaip sakė Napoleonas, turi palikti. Visada už savo priešo nugaros turi būti padegimo kelias. Bet jei tu užkerti jam padegimo kelią, sakydamas mano tikslas sunaikinti tave kaip civilizaciją, kokią alternatyvą turi Iranas? O kokią alternatyvą turėsime mes, kai susidursime su grėsme būti nušluotiems nuo žemės paviršiaus? Jei vis tiek teks mirti, aš pigiai nepasiduosiu. Matau, kad ir ukrainiečiai dabar rizikuoja, stato viską ir leidžia visus dronus. Galbūt specialiai šiuo krizės laikotarpiu, kad apribotų rusų pelną, kurie tikrai bandys pasinaudoti padidėjusiomis naftos kainomis. Todėl aš suprantu, kodėl jie daro tos grafikus, aš taip pat daug seku Memulin, bet reikia pažiūrėti, ar tai sąmoningas sprendimas. Dabar paleisti viską, ką gali, kad apribotų rusų pelną. Ar tai yra sisteminis dalykas? Ir jie taip pat pasiekė itin didelius dronų gamybos kiekius, tai pamatysime artimiausiais mėnesiais. Be to, rusai kovoja ne tik su ukrainiečiais, su Europa, bet svarbiausia, su savimi pačiais. Dėl interneto cenzūros tai labai apsunkina ir jų vidinį bendravimą, taip pat jų nesutarimus. Vis dėlto buvo tam tikras garo nuleidimo vožtuvas – internetas, kuriame rusas galėjo gyventi informacinėje erdvėje ir sakyti, ką nori. Dabar, kai bandoma juos kontroliuoti, tai tampa vis sunkiau. Beje, man tai juokinga, nes kaip tik norėdamas padėkoti šio vakaro rėmėjui, kuris yra NordVPN, atspėkite, kuri iš VPN yra viena dažniausiai naudojamų, norint apeiti rusišką cenzūrą. Būtent NordVPN ir kitos VPN formos. Nes tai leidžia ypač Telegram tinklaraščių sferą ir panašiai laisvai reikštis. Patikėkite, jie tampa vis skandus. Aš mačiau pačius aršiausius dalykus, kuriuos rašė rusų karinių tinklaraščių autoriai. Pavyzdžiui, paskutinius dialogus, kurių klausiau. Tai buvo įsiutę pikti rusų kariniai tinklaraštininkai, kurie nenori, kad Rusija padėtų Iranui, kad siųstų jiems priešlėktuvinės sistemas. Ir žiūrint į Klementės Molino grafiką, jie yra teisūs. Nes jie bijo, kad jie išsiųs priešlėktuvinės sistemas, kurių jau dabar nepakanka jų pačių poreikiams, tai ką jau kalbėti, jei jas dar išsiųs į Iraną. Todėl jis laikomas savotišku sąjungininku, toksišku, kuris jau davė tai, ką turėjo duoti. Davė jiems dronus, jie juos pasigamino, o dabar jis mums nebereikalingas. Non ci serve più. Tačiau, kad pridėčiau dar vieną detalę prie to reginio, apie kurį kalbėjai, galbūt ukrainiečiai pasiekė tikrai pagarbos vertą gamybos pajėgumą. Todėl ir taip toliau, netiesioginis įrodymas yra tai, kad Zelenskis nuvyko į Gorfoperską. Ir ką jis pasakė? Jeigu jūs mums kažkaip padėsite, mes jums duosime dronų. Tu negali duoti to, ko neturi, vadinasi, jo gamybos lygiai tikriausiai leidžia jam sakyti, kad kažkaip galime ir jums padėti. Ačiū. Promodo, questo è normale. Tai galėtų būti netiesioginis įrodymas, kad Ukrainos pramonė kažkaip pasiekė tokius apimtis, kurios leidžia jiems daryti tai, ką tu puikiai parodai. Tačiau, primenu, visada prisiminkite, kad šis dronų karas tęsiasi jau 4 metus, o ne 4 dienas. Ir kai kalbame apie metus, turime omenyje dronų karą. Persų įlanka, kai tai ištarė amerikietis, tai yra grynas siaubas. Tai grynas siaubas ir būtent tai mane šiek tiek neramina. Taip, yra šiek tiek prekybos viešai neatskleista informacija ir panašiai, mažiau su naftos ateities sandoriais, nes viešai neatskleista informacija gali panaudoti. Tu žinai, kad tai tuo jau sprogs. Bet su ateities sandoriais tie, kurie žino, kad po kelių mėnesių kainuos daugiau, tai jau visai kas kita. Taigi atkreipkite dėmesį, tai yra paralelinės rinkos, ar ne? Yra tie, kurie stato, kad kažkas toj paprašys kažko, ir tie, kurie perka ateities sandorius. Tie, kurie perka ateities sandorius, nėra tokie optimistiški, o jų kainos kyla. Taigi sakyčiau, ponai, kad susitiksime penktadienį arba šeštadienį, kai rengsime dar tiesioginės transliacijas su išsamesne analize, arba, kas žino, grįšime prie Irano klausimų, nes labai tikėtina, kad kažkas bus įvykę arba neįvykę. Bet kuriuo atveju, jei situacija išliks tokia, kokia yra dabar, tai nėra gerai. Jei jie tikrai atakuos energetikos sistemą, situacija bus tikrai prasta.
Taigi abu scenarijai vis tiek nėra labai geri. Ar ne, Pauliau? Ne, visiškai. Tikėkime, kad naktis atneš išminties, nes čia ne apie Ormuzo atidarimą, o apie Trumpo uždarimą. Štai kur problema. Bet gerai, vis tiek. Pasidarysiu marškinėlių, žiūrėk. Su Pauliu čia ne apie Ormuzo atidarimą, o apie Trumpo uždarimą. Ačiū. Galbūt jį buvo teisi, ar ne? Turime jį grąžinti atgal į auksinį narvą. Jis dievina auksą. Ne, jis sakė į geležinį narvą. Dėl auksinio narvo dar galėtume sutikti. Tačiau visada paklauskime savęs. Kodėl Jungtinės valstijos taip nuolankiai elgėsi pasaulio, nustebusio dėl jų elgesio akivaizdoje? Tai svarbus klausimas, nes dienas žmogus taip, bet jų yra 360 milijonų, tai daug. Klauskite, neužduodamas klausimas, bet kodėl niekas mūsų nebemyli? Štai, mes visiems kažką padarėme. Iš tiesų, klausimas slypi atsakyme. Prisiekiu, drebu. Rytoj ryte būsiu Restart laidoje per Rai 3 ir nemanau, kad turėsiu tiek laiko taip atvirai kalbėti su tavimi ar su tais, kurie mūsų klauso. Na, turėsi trumpą laiko tarpą, reikės suspausti, ar ne? Taip, sakau, be nenaudoju balsių, sakau tik priebalsis. Priebalsis. Likusią susidėsite namuose, kaip norėsite, jas susidėsite namuose vėliau. Supratot? Priveiksmių jokių. Dedu veiksmažodį bendratyje ir tada vaidinu didįjį bosą. Paiks. Gerai, kas prisimena? Labas. Sveiki visi, labanakt. Labanakt. Vizų.